Ok, sveiki visi, aš esu Quenard ir tęsime mūsų Lietuvos Europo Universalis 4 žaidimą. Jo, aš truputį pripratęs žaisti be perstojo, be jokių čia pauzių, tai gal bus tokie epizodai valandos ilgio, bet koks skirtumas. Lietuva viską užkariaus. Tiek svarbiausia. Lithuania, ok. Varmija. Nenoriu nieko. Varmija užimta. Mes galim dabar eiti ir užimti šitas provincijas. Bohemija. O, mes visai paviršau, kad mes ten turėjom armiją, bet ok, man tinka. Samogita. Mums reiktų ją truputį. Latgalę. Pagaliau. Galim siųsti į Rygą savo karius. Ar mes visai ten turėjom attrition? Aš net neapžiūrėjau rimtai. Pomeranija nori taikos. Ne. Aš sakysiu, ko aš noriu. Aš noriu visų tavo pinigų. Aš noriu war reparations. Ir viskas, iš tikrųjų. Done. I like it. Our army is under attack. Nesvarbu. Meh. Osterode. Čia buvo dar vienas fortas. Nice. Einam į Mitau. Mes beveik nepraradome. Nu, ką reiškia beveik nepraradom? Praradom kokius 10 000, bet vis tiek conversion. I like it. Ortodoksai palaukim vieną mėnesį, kad nusiimtų tas 10 000. O, ne 10 000, 10%. Lollard Heretics. Samogita. Štai šitą provinciją. Ok, jinai nukris. Konvertinam Ingil. 35 mėnesiai. Ok. Jūs abu... Ne, žinai, padalinsiu šitą armiją. Paliksiu čia dar kokius 3000. Taip. Jūs eikit siedžianti Livlandą. Jūs eikit ten. Jūs eikit ten. Va taip. Goldingen. Čia buvo mūsų Wargaulas. Taip, nice. Ops. Ok, sumuškit juos. Aš gavau -1, aišku, vėl. Bet, koks skirtumas. Sugebėsim ir su -1 susidorot su Livonais. Siunčiam tik vieną karį ten. Sakyti, galite padėti tam mūšiui. Walls breached iš karto. Nice. Ir šaunuoliai prancūzai nebe friendly, kas yra gaila, labai gaila netgi. Bet jie mus gins. Jie mus gins ir tai yra svarbiausia. Kaip Lenkijai sekasi kare? Polish Conquest of Chelm. Tai jie turi Wargaulą. Deja. Ok, ką Bohemai darys? Šitie Moldavai eis ir sumuš tuos. Ok, man tinka. Mes negalim turėti daugiau vasalų, nes ir tai mus jau per daug turim visko. Ir štai ir pagaliau Krymas turi karių. Ir jis atsigavo. Aišku, jis vis dar yra Sunni, kas nėra labai gerai. Bet, Kaip šitam sekas 6,8 unrest. War exhaustion, overextension, religious unity, non-accepted culture. Ok. Jo, tu mums net nepavyktų niekaip. Ok. Na, ką žinau. Kai bus, tai bus. Ok, Ryga dar kare. Ar aš noriu kažko iš Rygos? Iš tikrųjų, ne. Nelabai noriu. Lithuanian vassal. Jo, vien tai mums... Tai neduos daug aggressive expansion, bet aš nenoriu dar vieno vasalų. Annul all treaties. Sure, tiesiog su visais nebedraugauk. Ir aš noriu war reparations. Va, ko aš noriu. Tu turi claimų? Na, tu claiminai Latgaliją. Ok. Nors net esat sąjungininkai, bet claiminat Latgaliją. Ok.
Turim geresnių advisorių? Nope. Ne, manau, mūsų geresnis. Ir nope. Succeeds the throne. Okay. Galėčiau bandyti vesti savo dinastiją. Support heir. 17 šansų, kad mūsų 4-2-4 ateitų į Lenkijos sostą. Tiesiog kiekvieną mėnesį padidės šansai, kad ateis. Mūsų manpower vis mažėja ir mažėja nuo attrition. 1%, 1%. Ok. Bet mėmelį paėmė Lenkai. Blembo, čia mano misija. Jų šiknai reikia, kad jie dabar išsipysintų. Man nesvarbu, kiek tai ištruks. Aš lauksiu, ko Lenkai išpysins ir aš paimsiu mėmelį pats. Jis mano. Jis manęs neapkenčia? Nesvarbu. I don't care. Galiu išjungti visus fortus, nes jų tikrai nereikės. Ir pinigų staupysiu. Kiek dabar? 3 dukatai. Galėtų būt daug geriau. Žiūrint pagal armijas, mes galim turėti dar 2000 karių. Ir jau osmanai turi daugiau karių negu mes. Lenkija turi labai daug, Maskva turi daug, bet mes su Lenkija lengvai sumuštume Maskvą. Tad jeigu Lenkija norėtų, nes turiu nei prismėgi dar, aš turiu pats vasalą, Lenkija turi 2 vasalus, Maskva irgi turi vasalų, tiesa. Bet jie neturi sąjungininkų. Bastards. Reikia su Brandenburgu atėjo į sąjungą. Ok. Man tinka. O, rimtai. Ar jūs rimtai? 16 marč, o aš galiu pabėgti 22. Aš nenoriu. Kiek daug kainuoja man šitas mūšis. Bohemija, eik tu ir daryk kažką. Ok, pratęsk siege. Bohemija susitvarkys ir su tuo. Šaunuolė Bohemija. Su viskuo tvarkosi, ko tik gali. 153. Kur jie bėga? Kur jie gali bėgti? Jie bėga tiesiai į mano armiją? Ne. What? Jie negali niekur bėgti. Ar jie turi military access? Jie net neturi military access. Come on, what are you talking about? Ai, nors netiesa, jie skirtingame kare. Ir jis turi military access į Mecklenburgą arba Ok, I see. Tai viskas, Ryga nusidžinta, Livlandas nusidžintas, išjungiam abu fortus, nes niekam jų nereikia. Šitą taipogi. Padalinam savo karius. Ok. Aragonai. Aragonas truputį suvalgytas, apvalgytas. Ar man taip tik atrodo? Oh my god, Granada! Punitive War. $80 aggressive expansion su... What? Maždaug vargšė Granada. Prancūzija, Aragonas, Portugalija, Anglija, Britanija, Savoja, Neapolė... O, dieve. O, vargšelė. Aišku, jie tai gins. Jo. Aina savo. Prancūzai su savo 6-3 generolais tiesiog ateina. Kodėl taip tyčiojatės iš Granados?
Yes! Lenkija išėjo. Nieko net nepaėmė. Pala, ką? Ai, su livonais. Povelniais. Okei. Einam, ne, ką man tas reval? Padėsiu vieną karį, kad negalėtų jokių karių treniruoti. Tas reval, tegul eina Bohemija ir pati užima, man nesvarbu. Konigsbergas. Nice. Aš nenoriu, kad mano karalius vis dėlto mirtų, nes, kaip sakiau, būtų Regency Council. Ir aš negalėčiau skelbti karų tuo metu. Man reikia mėmelio. Čia vienintelis dalykas, ko man dar reikia. Ir galėtų Lenkija tiesiog eiti iš čia. Verden and Mecklenburg. Jie mane net myli, nors ką tik buvom kare. Šitam žaidime atrodo, kad jeigu tu sumuši šalį karėje, tiesiog pradeda tave mylėti. Kažkada žaidžiau už Granadą ir bandžiau achievementą gauti dar į Reconquistą, kur visą Iberiją reikia paimti. Ir pačią pirmą dieną, nu ne pačią pirmą, ten mėnesį pirmą, sąjungą su Maroku, Tunisu ir puoliau Tlemseną, kurį puolė Osmanai. Mes tryse abu sumušėm visus tuos Osmanus. Ir vos tik juos visiškai sumušėm, jie baigėm karą ir jie friendly pasidarė ir norėjo sąjungų ir panašiai. Ne. Ok, tai Lenkija... Čelmno. Viskas. Yes. Ir dabar mes galim pasiūsti 7000 karių. Turiu kokį nors siege generolų. Yra Kazimieras Jogailaitis. Nice. Šaunuoliai Lenkai išėjo. Ir Gdanskas? Nepriklausomas? Mes jau neturim taikos sutarties? Man tai patinka. Eik. Tai kaip sekasi mums supportint Air. Šiaip labai gerai. Nors nemanau, kad mums to reikia, taip. Tiesiog einam čia. Ir geriau aš vasalizuosiu Gdanską. Aš galėčiau aišku užkariaut, bet turbūt būtų... Nu, koalicija nebūtų milžiniška, bet tiesiog... Aš nežinau, kas bus, kai aš paimsiu 2 provincijas iš Teutonų ir 3 iš šitų. Tikrai nežinau. Galiu bandyt Teutonus prašyt. Prancūzija jau visiškai improve our relations. Mano manpower reikia atsigavinti. Maskva, aš nežinau, kaip čia su Maskva bus. Vis dar turi tą misiją, Conquer Novgorod. Jeigu jie tai darys, aš galbūt irgi tiesiog pulsiu Novgorodą. Bet man reikia claimų. Ok, tai tu man duodi Mėmelį ir Osterodę. Didelė koalicija, ne. Duodi tik Mėmelį. A ne? Nu, aišku, Mėmelis yra provincija daug geresnė. Bet čia yra mano misija, todėl taip, duodi Mėmelį, duodi pinigus, humiliate, war operations. Jeigu neduodi pinigų, sutiktum? Ne? Gerai, tada siedžinam tave. Aš noriu to sweet power projection. Teisingai, Riga dar yra. Ok, tave galim jau peace'int out. Duodi pinigus, war operations ir su visais baigi draugauti. Ok. Galim fabricatint ant Novgorodo. Dėl viso pikto. Nors tu turi geras sąjungą, tu turi Švediją ir Škotiją. Svarbiausia, kad turi Švediją. Ir Švedija yra nepriklausoma. Nice. Krymas turi karių, man tai patinka. Manau, kad kai paimsiu šitus, man reikės pulti Daniją ir eiti į Skandinaviją. Aišku, Švedija yra stipri. Aš dabar, kai jinai yra nepriklausoma ir didoka, nemeluosiu. Jinai stipriai suvalgė Daniją. Aišku, nepasiėmė savo kelių korų. Tas yra labai keista, bet taip jau įvyko. Su laiku Teutonai norės išeiti iš karo. Su laiku.
Nesigamina karių. Apgailėtina. Disputed Succession. Lorraine ir Milanas vis dar neturi įpėdinio. Šiam 2 metai. Reikėjo rinktis Milaną vietoj Valachijos. Bet aš negaliu daugiau turėti nieko. Na, ką padarys? Imti? Jo, manau, paimsiu. Marketplace. Ir dabar galiu statyti marketplace'us. Ten, kur yra labai geros provincijos. Kur yra labai stiprios. Pagal tradą. Žiūrim. Mano yra pagrindė Kievas. Ir pagrindinis yra šita provincija, pats Kievas. Logiškai. Kitos nėra daugiau iš tikrųjų mano šaly gerų provincijų. Tai yra apgailėtina. Kas tama dadudu. Dalykas yra, kad aš dabar galiu fabricating claimą ant Bizantijos. Aš galiu pult Bizantiją. Yes, please. Konstantinopolis, taip, anksti žaidime be jokių osmanų, o taip. Ne, aš sakysiu, ko aš noriu. Reikia nusveidžiant Mėmelį. Ir Reval. Visi dar nori kare būt. Jo, dar PM8. Karas vyksta tik, karas šiek tik 4 metus. Bet still. Mėmelis bus nusidžintas jau 300 dienų. Austrija išrinkta imperatorium. Ir Regency Council 5 metam. Ottoman Separatists. Ne, jie nuslops, esu tikras. Conversion successful. Kitą konvertinam. Nors palą turim, nors truputį. Orthodox Zealots. Kitą mėnesį sumažės. Nors galbūt ir ne. Nežinau. I don't know. Spėk, kad man reikia Mėmelio, kad misiją įvykdyčiau. Jie paėmė Čelno. Gaila. Turiu daug eiti, kad gautų šitą kvailą misiją. Dar 3 provincijas. Jo. Mėmelis. Nepasisekė. Speed 4. Why not? Revalas. Mėmelis. Disease. Are you fucking... Kodėl? Ok. Turim priežastį skelbt karą, jeigu reikės, Novgorodui. Kaip sekasi čia. Ottoman Separatist, blemba, jie didėja. Man tai nepatinka. Visą juokinga. Jūs vis dar nenorite? Ok, done. Taip. Anal treaties nesvarbu. Humiliate war operations. Ir tas. Nice. O taip. Ir mes gavom savo misiją. Esu tikras. Taip. Yearly Prestige taipogi. Increase autonomy. Nenoriu jokių sukilimų. The Rival of Arrival. Pamanais. The Rival of Arrival, Brandenburgas. Solidify Papal Relations. Aš manau Brandenburgas. Sugebėsim? Jo. Ir jau reikia Call for Peace. Reikia baigti karą. Aš noriu savo claimų, nebus jokios koalicijos, puiku. Noriu War Operations. Noriu, kad... Aš nežinau, ar tikrai noriu, kad tu baigtum draugauti su Pomeranija. I guess no? Ne? Taip? Ne? Ne, nereikia. Trumpesnis bus taikos laikotarpis iki 65, tai 9 metai. Ok. Done. Kuršas, Žemgala. Ai, ne, pala, persivadina. Klaipėdai
okei. Nežinau, kaip čia viskas vyksta. Jo. Make cores, increasinam autonomy. Aš tikrai nenoriu sukilimų, kai dar turiu early game, kai labai turiu mažai manpower, vėliau turėsiu, jo galima sakyti, infinite technology, military technology 4, amazing. Ir galim šitą netgi paimti. Galim statyti temples. O taip. Kur daugiausiai mums uždirbtų temples? Mačiau 20 dviejose vietose, ten tikrai ne. Kieve turbūt daug uždirbtų. O, Brianske, Smolenske, wow. Ok, statome čia, čia ir čia. Tai palieka mums dar 171 dukatą. Mes uždirbame 3 per mėnesį. Galim išjungti absoliučiai visus fortus. Tas buvo tik vienas įjungtas iš tikrųjų. Bet vis tiek. Ok, ir dabar tiesiog laukiam, kol mūsų war exhaustion sumažės. Popiežiaus valstybė. Improve relations su Gdansku. Aggressive expansion tik 20. Jo, mes mažai prisirinkom. 12, 20, 19. Jo, dar koalicijos toli. Iki koalicijos. Netgi Pomeranija turi 3-5 aggressive expansion, bet yra friendly. Ir kažkas įvyko. Parma. Tu buvai milžiniškam kare. Kažkaip ir kažkodėl. Ir prancūzai friendly. Nice. Tai manau, mano kitas targetas yra tiesiog skelbt karą Bizantijai. Ir aš galvoju vasalizuoti vien dėl fakto, kad Bizantija turi labai daug korų. Turim jį labai daug korų. Bet jeigu mes juos vasalizuosim, mes gausim Atenus. Man nereikia Atenų. Kam tie Atenai? Aneksuok tiesiog tuos Atenus. Bet vis tiek... O, Konstantinopolis. Man reiktų vasalą kažkada aneksuoti kažkokį. Arba nutraukti santykius su Valachija. Turiu omenyje, aš visai nenoriu. Kada baigsis tada Royal Marriage, kada mes mirsim? Mums 28, mes dar ilgai gyvensim. Konstantinopolis, here we go. Aneksacija 60 metais aš galėsiu aneksuoti Krymą. O kol kas, I guess aš galiu pagyventi su Bizantija kaip vasalų. Kurį laiką? O ten karys. Gal? Gal ir taip, nežinau. Tikėkime tik tai, kad Osmanai nebus tie, kurie paskelbs karo pirmieji. Ir man reikės pradėti jau rengtis. Jie neduotų man military access, tikrai ne. Man reiktų naudotis laivais. Aš nenoriu naudotis laivais. Bizantija apskritai turi dar didelį iš laivyną. Tai man reiktų pasistatyti laivų. Man reikia... Oi, pasistatom kelias O, kiek ilgai užtruktų. Autonomija labai didelė. Aišku, Krymas turi laivų. Pažiūrim, kiek Bizantija turi laivų. Bizantijum. 15, 7 galleys. Aš nemanau, kad mano 2 sunkieji gali sunaikinti 7 galleys. Visiškai atvirai. Žiūrėsim, kaip bus. Kieve pastatė. Kiek mums duotų, jeigu ten pastatytume temple? 26, būtent. Labai gerai. Atsipirks per kokius, nežinau, 100 metų. Turbūt mažiau, tingiu skaičiuoti. Danzig. Ar mums pavyko? Ne, bet teisingai aš negaliu. Ne tai, kad negaliu, bet nenoriu dar vieno vasalo. Aš geriau tiesiog jį paimsiu pats. Šiuo atveju bent jau. Nes aš noriu Bizantijos kaip mano vasalą. O kad jį išlaikyt geroj pozicijoje, man reikia improved relations su juo. Aišku, ateis dar Serbija į karą. Tai gal aš galėčiau prašyti iš tavęs military access, kad turbūt neduotum. Tu tikrai turbūt neduotum.
Blemba, aš neįsivaizduoju. Gal Serbija prašys iš kokios Vengrijos. Aš neįsivaizduoju, kaip čia viskas vyks. Livono ordinas nori military access. Okay, I mean, atsiprašau, kad nuskriaudžiau. I'm sorry. Osmanų separatistai. Okay, Orthodox zealots. Konvertinasi. Su laiku. Krymas mane myli. Krymas turi tik 2 karius, taiga? Kas atsitiko? Ar tu gali turėti tik 2 karius, ar kaip čia suprast? Turi kleimą ant Besarabijos ir turi korą ant Montenegros. Aš galėčiau toje sušerti visą Genojos, visus Genojos šitas žemes, bet ta, kad Genoja yra imperijoje iki 90 metų. Austrijos gins. Taip, Austrijos gintų. Lenkija padėtų man, Valachija padėtų, Prancūzija nepadėtų, Bohemija nepadėtų. Kaip beje prieš... Nieks nepadėtų prieš Maskvą. Kodėl? Distant War. Nieks nepadėtų prieš Aukso Ordą. Lenkija padėtų prieš Novgorodą. Nieks nepadėtų prieš Švediją. Lenkija padėtų prieš Daniją. Ok, aš galiu pradėti fabrikėti ant Danijos. Kažkada paskelbti karą jai. Kažkada. Manau, mano pirmos idėjos turės tiesiog būti religious. Turiu, man labai reikia sutvarkyti savo religiją. Ne, rimtai, man labai jos reikia. Man reikia missionary strength plus 3, man reikia missionary strength versus heretics. Plus 2, man reikia tiesiog misionieriaus, man reikia Deus Vult, kas duos Casus Belli prieš Maskvą, nereiks tiesiog fabricating claimų, kitaip sakant. Turiu minį prieš blogas religijas, tai yra. Švedija turbūt eis protestantizmo keliais, tai jo. Žiūrėsim. Mes galim 300 manpower į mėnesį, čia neblogai. Galim turėti 4000 papildomų karių, kažkas vyksta. Blemba. Švedija bando užkariauti Livonų ordino provinciją. Žinai, gerai. Ir jūs taip elgiatės, švedai. Aš jūs užkariausiu. Maždaug rimtai, come on. Don't be a bitch. Veikia Osmanai. O, Osmanai turi taiką su mamliukais? Jie buvo kare kartu? What? Aggressive expansion daug. Labai daug. Man tai nepatinka. 50 aggressive expansion. Reikia greičiau nufabricating claimą ir eiti iš ten. Nebenoriu daugiau matyti jų. Teutonai vis dar yra tipo pakankamai geri. Kad būtų mano rivalų. Mano Lietuvos rival, kur esu 4 pasaulyje. Come on. Šis labai ilgai šitą kleivį. Korinasi. Granada. Vis dar kare. Čia negerai. Oi, vargšė Granada, man gaila jos. Ką tu darai, Vengrija? Geonese Conquest of Tunis. Tu mes nemėgsti. Bet tu nori military access. Ne. Ne. Net nebandyk. Šiknius mažas. Nežinau. Aš vėlgi pamiršau pažiūrėti, kiek dabar yra laiko. Tai aš tiesiog vėl baigsiu. Man atrodo, jau 20-30 minučių bus. Austrija? Ko tu nori? Ai, tu ten pat. Jo, okei. Jo, tai aš baigsiu šitą dalį čia turbūt. Užkleiminom Danzigą. Jo, ir kitoj daly, na pažiūrėsim, ką mes darysim. Turbūt bandysiu pult Bizantiją ir vasalizuoti ją. Šitik mano spėjimas. Gal net pats paimsiu viską. Nors abejoju, bet žiūrėsim, kaip bus. Osmanai jau military tech 5. Prancūzai irgi. Na bent tiek. Ir teisingai, jeigu Osmanai mus pultų arba mūsų vasalą, ateitų prancūzai, lenkai, moldavai, mazovai ir bohemai. Tai manau, mes susitvarkytume lengvai.
bet jo, manau, kad čia tada ir baigsiu. Tai gerai, iki kito susitikimo.